Klientai kredito paraišką, pasiūlymą ir netgi kredito sutartį gali pasirašyti nuotoliu. Jeigu yra poreikis, mes galim susitikti gyvai, turėti video konsultaciją, bet turbūt 99% vyksta nuotoliu. Privalumai, kad sutaupom laiko, kad klientai gali būti užsienyje atostogauti, galbūt perka turtą kitame mieste ir yra nepatogu nuvykti į tą miestą, tarkim, pajūryje turtą perka. Tai jeigu klientai kreipiasi konsultaciją, jiems nėra privaloma pateikti konkretaus objekto, ką jie planuoja pirkti, turto vertinimo ataskaitos. Mes tiesiog galim susitikti, pasikalbėti apie finansinės galimybės, apie nekilnojamo turto rinką, apie palūkanų būdus, kredito grąžinimo metodus ir taip toliau. Tai preliminarus pasiskaičiavimas, preliminarius finansinės galimybės gali klientai nepateikti jokių dokumentų, tiesiog savo pajamas, finansinius įsipareigojimus, na ir šeimos sudėtį. Su būsto paskola standartiškai mes finansuojam turto pirkimą nedaugiau negu 85% santykį. Taip pat, jeigu turtas yra perkamas su dalinė apdaila, galim finansuoti turto įrengimą, tačiau baldus klientai turėtų įsigyti iš nuosavų lėšų, tam turėtų turėti santaupų. Jeigu perkamas klientų pirmasis ir pagrindinis turtas, tai tiek pirkimą, tiek įrengimą mes galim finansuoti nedaugiau negu 85% santykių. Tai reiškia, kad 85% santykis nuo kainos arba vertės ir 85% santykis nuo įrengimo sąmatos. Klientai dažniausiai nusivilia, jeigu nebūna, kaip sakau, pasidarę namų darbų, neįsivertinę jų lūkesčiai ir įsivaizdavimas apie gaunamas pajamas yra per didelis. Taip pat, jeigu kreipiasi per vėlai, tai yra jau sudarę sutartį su nekilnojamo turto vystytoju. Klientui reikėtų prieš sudarant preliminarią sutartį ir mokant avansą įsitikinti ir įsivertinti savo finansinės galimybės, ar tikrai bankas galės paskolinti jam reikiamą sumą, nes tai yra kliento atsakomybė. Vertinant kliento finansinės galimybės, labai svarbu jo kredito istorija, turimų įsipareigojimų dydis, taip pat bankai tikrai domėsis jo nuosavų lėšų kilme. Renkantis ilgametį finansinį partnerį, svarbus bendras gaunamų paslaugų paketas. Tai yra stipri posutartinio administravimo komanda, prašymų pateikimas per banko savitarną. Taip pat klientui yra labai svarbi galimybė apdrausti save nelaimės atveju renkantis saugaus kredito sutartį. Saugaus kredito sutartis yra gyvybės draudimas visam kredito likučiui. Tai reiškia, kad mirties, neįgalumo atveju bankas už klientą padengia kreditą. Taip pat yra draudžiami nedarbingumai ilgesni negu mėnesį arba priverstinis nedarbas. Tai yra darbo netekimas ne dėl kliento kaltės. Klientui tikrai verta ir netgi rekomenduotina į kredito ekspertus kreiptis kuo anksčiau. Prireikus mes galim suteikti išsamią būsto konsultaciją ir, aišku, reikėtų užsipildyti kredito paraišką prieš sudarant sutartį su vystytoju. Sėkmės renkantis svajonių namus.